kraustomės. Ilgą laiką gyvename Sašos namuose, Sašos tėvų namuose ir juos pardavė. Tai mes turėjome kažkur šiaip mėnesį teoriškai išsikraustyti. Mes ieškojom būtų kokias 2-3 savaitės. Aš manau, anksčiau prieš kokius kelis metus būtą Vilniuje buvo rasti gan lengva. Dabar jie visų pirma kažkokie tapo labai brangus. Normalu kažkaip mokėti ten už 30 kvadratų 500 eurų ir kai tai net nėra centre. Kitas dalykas, kas su interjerais. Jie arba kažkokie labai sovietiški, arba jie kažkokie tokie per daug modernūs, prabangus, bet tokie, kur, nėra jaukus. Bet galiausiai radom. Ir radom, man asmeniškai žiauriai gražų butą. Tai aš jums aišku parodysiu visą buto turą. Vienintelis jo gan didelis minusas, tai kad jis yra 5 aukšte. Tai daiktus sukrovėm, važiuosim. Išnuomavom tokią mašiną. Su galiniam sėdynėm ir bagažinė tai visai yra vietos. Ir aš dar ant savęs turėsiu daiktus. Tai tikimės, kad užteks 2 važiavimų. Pas mane daiktai, ten dar kuprinė ir už mūsų dar visa bagažinė. Saša, kokias tavo emocijos? Visai turiu didelius lūkesčius. Mano vienintelė problema, aš stalą greičiausiai nepaimsiu, nes aš noriu paimti kitą stalą ir padaryti savo tokį Dream Desk. Sekit aš Instagram ir YouTube. Taip. Galbūt gausit video apie tai. Čia ne faktas, Čia visiškai, čia greičiausiai ne. Mes labai lauksim tavo video, Saša. Lauk nieks nedraudžia, bet šiaip įdėjom žiauriai daug kaip į tokią mažą mašiną. Ir praeitą kartą mes kraustėme su tuo Sparko mažų Volkswageniukų ir viską pervežėm. 346 minutes later. Situacija. Čia Max kiek gali raktas atsirakinti, jis vieną kartą atsisuka, negalim patekti būtų. Parašėm šeimininkai, tai pagal viską atvažiuosim, naudos dar kažkokį raktą. Bandom giliau įkišti, nieko realiai. Čia pirma daiktų pusė, bus dar pusė tiek pat maždaug. Biški mažiau, kai antrą kartą varysim. Ir jo, čia dar laiptiniai remontas. Ir čia labai daug dulkių, tai aš net nežinau, ar čia iš tikrųjų sveika jom kvapuot, turbūt ne. Raktas yra. Mes su Simona visiškai nesuvokiam, kaip veikia raktai. Ir aš tiesiog dengiu šitą dalį. Mes jums nerodysim mūsų. Jo, tai aš atsiprašau, čia nieko asmeniško, bet turim, žodžiu, antrą raktą. Tiksliau, mums pakeitė raktą, davė kitą raktą. Asmeniško ar asmeniško? Aš nežinau, parašykite komentarus asmeniško ar asmeniško. Ir važiuojam antrą kartą daiktus imti. Esam prie namų, varysim antrą kartą kraut daiktus. Ir mes biški norim pailsėti. Paėmėm arbatos, nes jie neturi kavos, užkepėlę. Ir ten dar sūrio kamuliukai yra. Sūrio kamuliukai. Atrodo skaniai. 3,70. Ne, už viską? Ir jeigu būsit biržų duonai, ten yra tokia kefyro duona. Paimk. 3 hours later. Sprendėm nuvaryti į IKEA, mes beveik baigėm viską dėlioti. Tai IKEA mes varom kodėl? Visų pirma, pavalgyti, čia svarbiausia. Visų antra, dėl to, kad mes neturim antklodes. Mes turim tik užvalgalo antklodę, bet mes turim pačios antklodę. Ar tu nemokša iš čia imi? Žiūrėškai patogiau. Bet gali nedėti, kad aš turiu nemokšą pavadinau. Niekada. Ar tu IKEA atvarei dėl antklodės ar dėl maisto? Dėl maisto. Tai gerai, mūsų pasirinkimai. Kukuliai, sriuba kažkokia vištienos, salotos, bulvytės prie kukulių ir medutis. Mes visi tai man medutį. Reiškia, atvažiavom į IKEA pavalgyti ir muilinę nupirkti. Minus kiam eurų tiesiog muilinę. 8, nes tu kiam ir aš kiam. Kaip mums reikia muilinės virto į IKEA holą. Saša, tavo ergonominė pagalbė. Davai. Tada. Čia skalbinių dėžė, kuri, aš nežinau, aš buvau šokę. Man atrodo, kad čia 10 iš 10, čia geriausias pirkinys. Susisega. Tokia graži. Čia biškai primena Coraline tą tunelį. Bravo, čia grinai tėvukoje kelias. Mums reikėjo muilinės, bet visos muilinės kažkokios buvo nelabai gražios, tai mes paėmėm tokį indą, kuris šiaip, aš manyčiau, kad yra biriem produktam kažkokiem. Ir mes sugalvojom šitą padaryti muilinę, va čia atpadėt muilą. Aš sakiau, kad bus... Realiai atrodo kaip sukurtas šitam daiktui. Ir labai gražiai atrodo. Antklodė. Iš papat. Kuri pagal dydį yra ideali užvalkalai. Kas mano gyvenime... Yra neįmanoma. Man toks jausmas, kad jeigu tu įdedi užvalkalą antklodį, kuri yra idealiai tinkanti užvalkalui, tai tiesiog visata susinaikina. Žinai, kaip čia du atomai. Ir rožinis užvalkalas. Atspėkit, kieno iniciatyva yra nupirktas šitas užvalkalas. Jis turi 3 bandymus. On its own, čia yra psichopatų.
Nu, galviškai. Bet jeigu tu suderini debesėlių paterną su šituo, tai atrodo labai gražiai. Ir šiaip kietai miegos saldainiuose. Aš žinau, kad visi žmonės grupiškai pritarė, kad mums visiems reikia miegoti kaip per filmą apie psichopatus baltose patalose. Aš nemėgstu baltos spalvoj miegoti, man tampa nejauku. Mes naujoj erai. Rožinė yra nauja balta. Miegokit rožinėse patalose. Čia mūsų siurblys. Fu, kaip aš išsigandau. Palauk, ne. Jo čia nėra. Čia nėra siurblys. Ai, čia Alexa, jinai turėjo Alexa. Gerai, varom pakuoti toliau. Aš labai ilgai svajau įrengti savo kavos kampelį. Ir pagaliau atėjo šitą komodą. Tai aš jau overthinkinau, nes aš mačiau Amazone visokias tokias komodas, kurios yra gražios, bet kad jos buvo tokios biški be sielos. Ir aš kai apie jas galvojau, tai man jos atrodė kaip saugus pasirinkimas, nes aš jos teoriškai galėsiu prie kiekvieno interjero priderinti. Bet šita komoda, kurią aš radau per Skelbiu.lt, man kėlė biški klausimų, bet jinai labai užkabino mano akį. Jinai yra labai jauki, čia yra labai šiaip kokybiškas medis. Turiu kavos aparatą, kurį pamatysite iš kavos draugo, kurie man atsiuntė, tai labai ačiū kavos draugui. Aš kiekvieną rytą dabar laukiu savo kavos, tai padarykim šitą ritualą dar labiau special. Kas čia keliaus? Druskos lempa, kurią gavau iš močiutės, mano puodelis su kačiuku ir Sašos puodelis su kačiuku. Ir toks vakarepšiukas, kur aš sudėsiu kavos rakandus. Ką mes kol kas turim? Visų pirma, aš labai norėčiau čia dar nupirkti tokį puodelių laikiklį. Ir yra Amazone, tai aš visai galvau užsakyti. Ir čia labai trūksta posterio. Nes šiaip šitas būtas iš esmės toks labai baltas, čia nėra posterio, kurių trūksta. Man nepatinka šitie laidai. Reikės juos paslėpti, bet kol kas atrodo žiauriai jaukiai. Ir aš taip džiaugiuosi, kad aš galiausiai paėmiau va šitą komodą, nes tiesiog jis žiauriai jaukus ir jis žiauriai gražiai atrodo su kavos aparatu. Kažkaip va tokia va mediena, tokia tikra graži mediena, labai gražiai žiūrisi visas su nerūdijančiu plienu. What the fuck? Kaip gerai atrodo kavos aparatas. Žiauriai. One week later. Pradėsiu nuo mūsų didžiausio ir mano turbūt mėgstamiausio kambario. Tai už jūsų ten yra virtuvė. Čia yra svetainės / Sašos darbo geiminimo kampelis, kur aš irgi kartais pažodžiu Simsus. Pusę laiko. Galimai. Čia yra sofa. Šiaip labai patogi. Man labai patinka, kad jinai tokia žema. Staliukas, lentyna. Šiaip lentyna man labai patinka, nes mes ją apstatėm taip savo daiktais. Ir apsisukant yra virtuvė. Man šitą virtuvę labai patinka. Visų pirma, jinai šiaip yra labai graži man. Aišku, prieš tai, kai mes tik atvarėm, čia stovėjo kavos aparatas ir buvo labai nepatogu gaminti. Bet dabar, kaip jūs jau matėt, aš kavos aparatui sukūriau atskirą vietą. Yra valgomasis stalas. Ir man labai patinka, kad čia yra orkaitė. Ne tenais kažkur apačioj, o iš šono. Ir man labai patinka, kad čia yra šaldytuvas toks paslėptas. Tiesiog labai gražiai ir tvarkingai atrodo. Ir net nepasakytum, kad čia yra šaldytuvas, o čia yra šaldiklis. Vienintelis kol kas minusas, gan didelis. Jis taip atrodo tvarkingai, bet jame beveik nėra vietos paslėpti daiktų. Ta proga pereinam į mano darbo kambarį. Čia jums turbūt iškils klausimas. Ar čia yra sandėlys? Ar čia yra mano darbo kambarys? Ar čia yra kažkoks sporto kambarys, nes čia yra mano jogos kilimėlis? Teisingas atsakymas - viskas viename. Ar aš jaučiuosi pažeminti dėl to, kad aš dirbu šitam kambarį? Taip, mes kaip ir turim teoriškai kažkur Rūsy vietą, kur mes galim laikyti šitas dėžes, bet kadangi dabar čia viską remontuoja, mes ten negalim, neturim prieigos ir aš nežinau, ant kiek ten didelė iš vis yra erdvė, bet kol kas mums nėra kur laikyti šitas dėžes, dėl to jos yra mano darbo kambarį, kuris Saša stovi vadina sandėliu ir tai tik dar labiau mane pažemina. Vonia, tiesiog pati paprasčiausia vonia, nelabai žinau ką apie ją papasakoti, vienintelis žiauriai fainas, ne, du labai faini dalykai, kurie man čia patinka. Pirmas, kad čia nėra sienelės. Ir jūs galvotumėt, tai ar čia viskas taškos ant grindų? Ir atsakymas yra ne. Visų pirma, nes dušas yra tiesiog nukreiptas tą pusę, o visų antra dėl to, kad tenais grindys yra pasviros ant galo ir dėl to visas vanduo tiesiog gražiai nuteka. Bet kitas dalykas, kuris man labai patinka, tai yra va šita va vieta dušo priemonėms laikyti. Tiesiog, kad man labai patinka, tai man labai gražiai atrodo. Ir galiausiai turim miegamai. Miegamai mes realiai praleidžiam mažiausiai laiko, mes čia tik miegam ir persirenginėjam. Tai šiaip spinta labai fainam, labai patinka, kad tai tokiam kaip atskiram kambariukį yra. O šiaip jo, nežinau, tiesiog lova, staliukai prie lovos ir tiek. Tikiuosi jums patiko šis video, tikiuosi jums patiko kartu su mumis kraustytis. Tai iš šio video būtų tiek ir iki kitų video.